Šiandienos specialisto patarimai apie bimetal grįžimo karūnėlės. Ne šiaip grįžimo karūnėlės, o bimetal. Va, turime didelį jų asortimentą nuo labai mažų 14 ir iki tikrai didelių, sakyčiau, gigantiškų karūnų. Karūnos tai yra tos karališkas bimetal karūnos. Ne? Yra poreikis gręžti skylės didesnių diametrų ir tada jau grąžto, kai nebeužtenka, pradedi galvoti, ne? Jeigu aš visą tą turinį išpjausiu, kiek kainuos tos energijos, todėl yra sugalvotos gręžimo karūnos, kurios gręžia tik tais tą perimetrą. Ir čia jų yra įvairiausių iš tikrųjų. Tai tarp visų karūnų, kaip čia susigaudyti, ne? Nes karūnėlių, tai yra karūnos, kurios yra skirtos gręžti metalą, yra skirtos gręžti gipso kartoną, yra skirtos gręžti betoną, yra skirtos gręžti nerūdijantį plieną. Daugybė karūnų, visų jų čia negalima apžvelgti. Apžvelgsime bimetalinės karūnas, esminius jų skirtumus nuo panašiausių galbūt, ne? Tai panašiausios karūnos yra turbūt tos plieninės vadinamos tokios. Jos dažnai naudojamas tokiam nelabai atsakingom konstrukcijom, vienai dviem skylėm. Labai populiaru yra jas turėti rinkinyje, tada jos kainuoja nedaug, o pasirinkimas jų yra labai didžiulis. Gali ten tą skylę kažkaip išsigręžti, pavyzdžiui, kokiam gipse arba nelabai atsakingose konstrukcijose. Bimetalinė karūna pati iš savęs sufleruoja va tas bi, tai reiškia, kad sudubliuotas metalas. Kitaip tariant, pati karūna bimetalinė, jinai susideda iš korpuso, kuris turi mažai anglies plieno ir gali laikyti konstrukciją ir nelūžta. Ir viršūnė, patys dantis, yra prilituoti tik tais galiukai ir jie yra iš kobalto. Čia vat net rašom mes, bimetal, kobalt 8%. Tai specialistinės karūnos, tarkime, jos turi 8% kobalto savo sudėtyje, tai yra labai aukštas standartas ir tai leidžia gręžti net ir nerūdijantį plieną, kažkokius labai tvirtus metalus. Kuo jos skiriasi ir ką galima su jom gręžti? Iš principo galime gręžti tiek plastiką, tiek medį, laminatą ir taip toliau, visokius medžio gaminius, plieną, nerūdijantį plieną ir turbūt ties to ir baigėsi. Viskas, kas nėra abrazyvu, jam tinkama. Ir žmonės naudoja jį ir gipsui gręžti, kas iš principo yra abrazyvu, bet kadangi gipsas yra tokia pominkštė medžiaga, tai aišku, jisai tarnaus labai ilgai ir ten gali jį netgi išgremžti ir atbukusiais dantukais. Tai po gipso, sakysim, jau nerūdijančio plieno arba metalo grįžimas bus netoks efektyvus. Jeigu aš paminėjau, kad galima gręžti su juom medį, tai galima gręžti medį, bet tai nebus labai efektyvu. Dėl vienos priežasties, kadangi šitos karūnos turi taką, bet takas nėra pakankamai didelis, kad būtų erdvės sienelėm ir jos nepradėtų kaistis, nes apsukos didelės, mes padarysime eksperimentą, parodysiu ir bus visiems viskas aišku. Tai medžiui yra skirtos karūnos geriau tinkamos su tokiais kietmetaliais. Matome, kietmetalis yra gerokai storesnis už dantukus, ne? Ir tada jis pasidaręs tą didesnį taką sėkmingai aušinasi. Taip pat negalima jų naudoti ant plytelių, ant betono, plytų ir taip toliau ir panašiai. Tam yra skirtos deimantinės karūnos, ten įvairių būdų, įvairių rūšių jų yra. Ir dar toks vat yra, žmonės anksčiau bent jau nemažai naudodavo, čia wolframo, sakysim, drožlėm padengta karūna, bet jinai tokia jau nueinanti, nes jos visgi efektyvumas yra toks, toksai. Yra aplikacijų, kurios neblogai pasirodo, bet jos tokios jau, sakysim, nebe labai populiarios. Karūna pati iš savęs jinai viena negręš, jai reikalingas priedas, kuris centruoja ir laiko prie įrankio. Tai tam yra bent jau specialisto gamoje mes turime porą rūšių, vienas yra greitos fiksacijos, kitas yra standartinis, toks labiau, sakysim, kainos pasirinkimas. Ne? Adaptorius kaip taisyklė susideda iš dviejų pagrindinių dalykų, tai yra centravimo grąžtas, kuris vėliau keičiasi jam nusidėvėjus, nes jisai priima ant savęs nemažai apkrovos
Ir pirmas liečiasi su plienais. Jeigu, tarkim, nerūdijantį plieną mes gręžiosim, tai standartinis šitas centravimo grąžtas, jisai turi savo resursus ir todėl jį galima pakeisti, netgi mes įdedam ir šitą raktelį atsukimai. Ne? Tai kas tas yra greitasis fiksavimas ir kaip su juo naudotis, tai greitojo fiksavimo idėja, mes po to palyginsim su paprasto fiksavimo, tai yra ką nors padaryti greičiau. Greičiau užfiksuoti. Tai čia ko reikia, tai nėra galbūt tas jau pats greičiausias fiksavimas, bet principas yra toksai. Užsukus, pasiekėme skylutes, paleidžiame greitai fiksavimą, jisai laiko, karūna surinkta, paruošta naudojimui. Specialistiniai karūnėlių laikikliai yra 10 hex 10, kad tai lįstų į standartinį patroną. Čia mes turime, aišku, 13, tai kaip ir ok, bet vadinasi, kad mūsų adapteriai yra pritaikyti visokioms mašinėlėms ir netgi silpnesnėms. Taip, pradėsime gręžimą nuo laminato. Laminatas, kodėlgi ne, puikiai tinkamas šitai aplikacijai. Pažiūrim, kaip tai atrodo, ne? Vat jeigu yra gilesnės, jau laminato storio netgi užtenka tam, kad dantukai, matom, dantukai pasislepia ir jis neturi išmetimo į išorę. Todėl šitas bimetal karūnėlės, jų pagrindinė paskirtis yra gręžti neypatingai storus, kaip sakyt, gaminius. Arba jeigu tai ir storas gaminys, nes plienais galėtų gręžti ir storesnį, tai jo drožlės turi būti smulkios ir tos smulkios drožlės turi kažkaip pasišalinti, ne? Nes matom, jau laminato storio užtenka, kad jisai užsikimšinėtų. Tai mes tiesiog turime išvalyti. Vėl išvalyti, matom, ne, kaip kaupiasi. Ir laminatas, kadangi turi klijus, jisai dar ir užsiklijuoja. Va toks žaidimas, jeigu norime pragręžti kiek storesnį ir būtent su medžiu. Nesugeba pašalinti drožlių. Tai patys spręskit, tinka ar netinka. Išgręžė skylę idealiai, matom, ne? Bet reikia traukti ir kišti. Traukti, kišti karūną ir ją valyti, nes kitaip jinai užsikemša. Tai iš principo tinka, bet faktinai tai nelabai. Laminatas principe check, ne? Bet turime reikalų su dulkių išmetimu. Jeigu kas laminuotai plokščiai labiau tiktų, turbūt tiktų štai toksai, matome, pas jį yra erdvės. Tai pamėginsim dabar šitą dalyką padaryti su metalu, tai visiškai aišku, nes būtent tam šitas dalykas ir skirtas. Tiesiog pamėginsim po to parodyti su kitom karūnėlėm skirtumą, koks tai yra gręžimas. Po to, kai centravimo grąžtas įveikia pirmąjį sluoksnį, prasideda karūnėlės darbas ir mes matome, kaip vienodai ir gražiai kiekvienas dantukas dirba, po truputėlį iškasdamas tas metalo paviršių. Nereikėtų persistengti su apsukom, pernelyg daug apsukų didina temperatūrą ir jeigu turėsime labai aukštas temperatūras, tai kaip žinia visiems metalo grąžtam, taip ir kobaltui, prie tam tikrų temperatūrų jau yra nebekomfortiška. Štai. Su metalo išorė paviršius, atrodo labai lygiai, nors ant išėjimo mes truputėlį va čia to pridarėm tokio, bet matome, kad aš ne visiškai ten teisingai įsitvirtinęs tą plieną ir plieną jisai gręžia tiesiog tobulai. Tai specialist karūnėlės plienai yra nuostabu. Pamėginkime su
plastiko gabalą, ne? Gana dažna aplikacija, kai tenka įsipjauti plastiką, tai kaip ir sviestą ima. Gal to švarumo nėra tokio ypatingai gero, bet čia todėl, kad mes pasirinkome siauresnį vamzdį. Tai plastikas visiškai ne problema. Mėginkime ant storesnio medžio gabalo. Žmonės bimetalinės karūnėlės tikrai naudoja tam ir galima tą dalyką daryti, bet tai nebus ypatingai efektyvu. Bet pamėginkime. Matome, kad iki kol dantukai pasiekia savo aukštį, viskas vyksta puikiai. Vėliau reikia dirbti su ištraukiau. Matome, ne? Vėl užsikemša, vėl pravalom. Taip. Taip bežaisdami mes tikrai galime įveikti. Skylė bus labai graži, labai švari. Tiesiog procesas yra pakankamai ilgas. Ir jeigu būtent medžiai naudoti, tai geriau yra naudoti tą su kietmetaliais grįžimo karūnėlę arba specialiai medžiui gali būti dar kažkokie tai įrankiai. Pagrindinis tikslas šitos karūnėlės padaryti daugybę aštrių dantukų, kurie atsparūs karščiui ir kiekvienas po truputį, reiškia, tą metalą pjauna. Ir būtent bimetalinė karūnėlė tą padaro tikrai šauniai. Jeigu pas jūs yra ploni metalo lakštai, skarda, kažkokie tais neypatingai stori ir nelabai minkšti gaminiai, tai jūs sėkmingai su bimetal karūnėlėm tą galėsite padaryti. Šiaip žmonės jos naudoja labai plačiai. Ir gipsas, ir medis, ir praktiškai jos vienos užtenka, bet kad pasakyti, kad jinai idealiai gręžtų medieną, tai mes matome rezultatas geras, bet jį reikia ištraukinėti. Kodėl yra tų karūnėlių tokia didelė sėkmė? Todėl, kad bent jau specialistinės karūnėlės jos yra pakankamai priimtinos kainos. Ir jeigu kaina yra priimtina, tai iš tikrųjų lyg ir gadinti ją ant gipso jau netaip ir gaila, ne? Bet jos, kaip matėme, puikiai dirba ir su metalais, ne? Tik tais tarkim, turint va šitokį egzempliorių, reikia turėti atitinkamai ir įrankį. Aš nežinau, su kokia įrankį jį galėčiau pragręžti. Todėl mes mėginsime su mažesne ir mes imsime 35 diametrą ir imsime seną vamzdį. Vamzdį tokį radome pas save ir pragręšime jį, nes tai iš tikrųjų ganėtinai dažna aplikacija, nes ant skardos mėginam skardą gręžia puikiai, ant metalo reikia pamėginti šiek tiek storesnę. Šiaip yra geras testas, kaip žinot, kad karūnėlė gera ir laiko gerai. Jinai turėtų nebijoti išeiti iš metalo ir vėl jį sugrįžti. Kitaip tariant, jeigu turime keturkampį profilį, tai gręždami dalį dantukų išleidžiame ir jie turėtų nebijoti to tokio stambesnio atsitrenkimo vėl į medžiagą. Taip, bus eksperimentas, arba parodymas toksai, kad mes gręšime, maždaug įsivaizduojame, kad turime įsipjauti į vamzdį. Ja, žiūrėjau. Pagal tą senelę matosi kokio storumo. Ir voilà. Šitai aplikacijai absoliučiai gerai tinka. Jeigu norėtumėme pasaugoti, kad įrankis tarnautų ilgiau, faktas, kad galima naudoti ir vėsinamąjį skystį, bet matom, kad skylė yra nuostabi. Metalas labai gerai, medis gerai švariai, bet su ištraukinėjimu, plastikas puikiai,
Tai bimetal karūnėlės tinka daugeliu aplikacijų, laiko ilgai, kainuoja neypatingai daug, todėl yra labai populiarios, tą ir norėjom šiandieną jums parodyti. O specialist karūnėlės su greituoju adapterium, tai dar ir patogu naudoti.